Ar žinote, kiek natūralus yra natūralus muilas, kurio prausėtės? Ar žinote, kad natūralų muilą sudaro natūralūs aliejai, kad jame yra natūralių vaistažolių? Jei turite daugiau klausimų, šis reportažas kaip tik jums. Natūralus muilas tai ne tik muilas, į kurį dėl patrauklumo įdėta žolių, gėlių ir vaisių. Visos šių komponentų naudingosios savybės yra išsaugotos. Šis muilas verdamas pagal senoviškus receptus. Chemiškai aktyvų šarmai kruopščiai pakeičiami švelniai nuplaunančiais komponentais, išskirtais iš gyvūnų riebalų arba augalinio aliejaus. Tokį produktą pavadinti muilu tikras nusikaltimas, o gamintojai ant pakuotės rašantis muilas be muilo sako tiesą. Šis muilas puikiai kovoja su celiulitu, švelniai nušveičia ir galų gale kvapas tiesiog suteikia malonumo. Nuo seniausių laikų žmonės plovimui naudojo gamtinius ploviklius. Šarminės druskas, pavyzdžiui, potašą gautą iš augalų pelenų, hidrofilinį molį, kai kurių augalų dalis, sultis, ištraukas, pavyzdžiui, putoklio šaknis, kaštonų nuovirą, garstyčias, kokosų aliejų, raugerškio uogas, taip pat gyvulių tulžį, kurios veikimas pagrįstas fermentiniu pagrindu. Romėnai kūnui plauti pirtyse taip pat naudoja augalų sultis, kai kurias rūšis molio. Jie pirmieji ir pradėjo gaminti muilą iš riebalų ir pelenų šarmo. Daugelį amžių žinomos muilo puikios plaunamosios ir higieninės savybės, nekenksmingumas aplinkai lėmė visuotinį muilo pripažinimą, tačiau maždaug nuo 20 amžiaus vidurio muilu pradėtos vadinti ir visos plaunamosios priemonės, net tos, kurių pagrindą sudaro sintetiniai detergentai, gauti iš naftos produktų, kurie pagal savo cheminę sandarą neturi nieko bendra su tuo tradiciniu klasikiniu muilu ir juolab su natūralia jo kilme. Toks rankų darbo muiliukas, kaip aš gaminu, yra daromas ne iš jau pagamintos perlydomos kažkokios tai masės, o iš pradinių produktų. Tai yra iš kokybiškų augalinių aliejų, iš kokosų, palmės, saulėgrąžų, alyvų, kakavos sviesto. Galima dėti kitokių minkštinančių dar papildomų aliejų. Aliejus yra sujungiamas su natrio šarmu. Įvyksta saponifikacijos procesas ir susidaro natūralus muiliukas. Namuose gaminant galima dar dėti įvairias žolytės, įvairias augalinės dažančias medžiagas ir aš dedu dar kvapui aromaterapinius eterinius aliejus. Ir tokiu būdu muiliukas gaunasi be konservantų, be cheminių medžiagų, jis yra labai minkštas, minkština odą, jos nedirgina, nesausina. Jis tikrai skiriasi stipriai nuo tų muilų, kuriuos mes perkame parduotuvėje, kurie yra su cheminiais priedais. Atsirado daugybė įvairiausių vadinamųjų skystų muilų, kurie dažniausiai yra sintetinių detergentų tirpalai. Taip pat klasikinio muilo gabalėlius imituojantis detergentiniai tualetiniai muilai su įvairiausiais kosmetiniais priedais. Ir daugelis net nežino iš tikrųjų, kasgi yra tas tradicinis muilas. Muilas tai yra įvairių riebalų, rūgščių, druskų mišinys. Jis gaunamas iš natūralios žaliavos, įvairių gamtinių riebalų. Dažniausiai galvijų riebalų, rečiau kiaulių, avių taukų, banginių riebalų. Kokybę lemia ypač augaliniai aliejai. Populiariausi jų yra kokosų ir palmių aliejai, alyvuogių aliejai. Naudojami taip pat ir įprasti saulėgrąžų, linų sėmenų, rapsų, sojos ir kiti aliejai. Iš tikrųjų, tradicinių muilų receptūros skiriasi tik riebalų rūgščių sudėtimi. Tai yra tais gyvuliniais ir augaliniais riebalais bei įvairiais tais kokybę pagerinančiais priedais. Pats muilo virimas buvo sudėtingas technologinis procesas ir dažniausiai tai buvo meistrų ir firmos paslaptis. Tačiau muilas gaunamas dviem tokiais etapais. Vienas yra cheminis procesas, kai riebalai ir aliejai yra hidrolizuojami, tai yra suskaidomi šarmais ir ši reakcija vadinama muilinimo reakcija. Riebalai kaitinami su natrio šarmu arba kalio šarminėmis druskomis.
Ir ta gaunama klampi masė muilo klijai, tai yra vandeninis riebiųjų rūgščių druskų tirpalas kartu su gaunamu šalutinių produktų gliceroliu arba anksčiau vadinamu glicerinu ir kitos įvairios priemaišos.